Projektą bendrai finansuoja Lietuvos Respublika ir Europos Sąjunga, Europos socialinis fondas. Labas vakaras, eteryje nauja laida Ateities Lietuva, skirta 3 banginiams, ant kurių laikosi mūsų šalies gerovė aptarti. Tai mokslas, verslas ir ūkis bei mūsų šalies politika. Ir šį vakarą mes kalbėsimės apie Lietuvos mokslo ateitį. Ar gera studijuoti Lietuvos mokslo įstaigose? Ar studijų kokybė tenkina mūsų studentus ir be abejonės būsimus jų darbdavius? Kodėl tiek daug gabių studentų išvyksta studijuoti į užsienį ir ar jie sugrįš į Lietuvą? Tai yra klausimai, į kuriuos mes šį vakarą pabandysime rasti atsakymą drauge su švietimo ir mokslo ministru Gintaru Steponavičiumi. Labas vakaras. Taip pat kalbėsime su studentais. Mes šį vakarą kalbėsime su darbdaviais ir be abejonės su mokslo įstaigų vadovais. Šį projektą inicijuoja asociacija Naujos kartos verslo ir mokslo klasteris. Projektą finansuoja Lietuvos Respublika ir Europos Sąjunga, Europos socialinis fondas. Kągi šį vakarą mūsų pirmasis pašnekovas be abejonės švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius. Labas vakaras. Gerbiamas ministrė, ko gero čia visiems susirinkusiems studentams ypatingai yra smalsu sužinoti, prieš kiek jūs metų baigėte aukštąją mokyklą? Tai nenoriu sakyti, kad tai buvo gūdus, bet tai buvo 92 metai. Ir tikrai dėkoju linkimui ir mano gyvenimo vingiams, kad turėjau progos baigti aukštąją Lietuvoje Vilniaus universitetą, bet kartu turėjau progos studijuoti bent keletą semestrų ir užsienio universitetuose. Toliau 10 metų dėstymas sugrįžus po visų mokslų ir darbų vėlgi Vilniaus universitete. Įdomi patirtis, yra su kuo lyginti. Ir be abejo gyvenimas keičiasi. Situaciją turim dramatiškai skirtingą lyginant su 92 ar 3 metais, kokia dabar yra. Klausykit, bet jeigu jūs dabar būtumėt, 16-17 metų, kokią specialybę jūs rinktumėtės? Tai, kas man arčiausiai dūšios, be abejo, galvočiau ir apie karjeros galimybės. Vėlgi tada jos ribojasi vienos valstybės rėmose. Dabar mes turime visiškai kitą atskaitos tašką. Nebėra sienų, yra laisvė pasirinkti ir tai, aš manau, yra vienas iš privalumų, bet kartu ir iššūkis, dėl ko visas mūsų aukštasis mokslas turi ne vien gyventi Lietuvos masteliais, bet ir kelt savo ambicingus tikslus plačiau. Gerbiamas Gintarai, čia susirinkę jauni žmonės labai norėtų išgirsti iš ministro, kokia specialybė tai būtų. Vadyba, ekonomika, nežinau, medicina, dar kas nors. Tikrai ta pati? Rinkausi teisininko specialybę ir dėl to nesigailiu, kad tokias studijas ir baigiau. Sakykit, jūs paminėjote tokį dalyką, kad valstybė negali prognozuoti ir negali faktiškai net ir patarti jauniems žmonėms, kur reikėtų kreipti dėmesį. Kas jiems gali patarti? Gal mes, kaip sako, išmetam pinigus, rengiam tuos žmonės, tų specialybių, kurie po 6 metų neturės ką veikti. Mes vadybininkų turime iki kaklo, tik nežinia, ar jų tiek reikia. Ar iki pažastų, nežinau. Bet kokiu atveju čia dera 2 dalykai. Žmogaus asmeninis noras įgyti vieną ar kitą specialybę ir antrą galimybės dirbti pagal tą įgytą specialybę. Ir aš pasakyčiau tiek, mes bendriausia prasme galim pasakyti, kur yra perspektyva ilgalaikė, bet tiksliai kiek ir kokioj srity reikės specialistų, nebetarybiniai laikai ir netgi išsivysčiusios šalis, tokios kaip Didžioji Britanija, irgi mėgina prognozuoti, bet už gryną pinigo nebando valstybė ir vyriausybė to pateikti. Tai yra labiau tik kaip orientyras. Tai kokie yra orientyrai? Kokios yra tos kryptis mokslo, kur mūsų vyriausybė arba valstybė kreipia didžiausią dėmesį? Jų yra 14, pradėkime nuo viešojo sektoriaus, tarkime, medicina, mokytojai, tikrai specialistų reikėjo ir reiks, ir tai yra nesikeičianti situacija, net jeigu ir pripažįstam, kad toli gražu ne visi tie specialistai ir galbūt po baigimo, ypač kalbant apie medikus, lieka. Bet šalia to informacinės technologijos, apskritai technologinės pakraipos, mokslo, inžinerija, biotechnologijos, tai yra tos sritis, kur mes tikrai matom ir investicijas ateinančias ir, manau, tai yra patys iškalbingiausi faktai jauniems žmonėms žvelgiant į ateitį. O reikia pripažinti, kad verslas, aukštosios mokyklos tikrai turi siūlyti ir siūsti signalus jauniems žmonėms, o jauni žmonės turi rinktis ir galvoti atsakingai už žmonės su
smegenimis galvoj, gerai smegenimis valdžia neturi galvoti. Susitiksime iškart po reklamos. Tu žadi sugrįžti į Lietuvą? Turbūt, gal. Mano manimų perspektyvų yra pakankamai ir Lietuvoje. Ir žinot, kiek jisai moka už tas studijas? Kaip kolega Cambridge universitete. Projektą bendrai finansuoja Lietuvos Respublika ir Europos Sąjunga, Europos socialinis fondas. Atsakytumėte į tokį argumentą, kad valstybė arba ministerija galbūt ir mokslo faktiškai įstaigos yra atitrūkusios nuo realaus gyvenimo. Kitaip tariant, mūsų Lietuvoje yra labai daug žmonių, kurie turi universitetinį išsilavinimą. Tiesa, mes pirmavome Europos Sąjungoje pagal tų žmonių kiekį, kurie turi universitetinį išsilavinimą. Tuo tarpu verslininkai sako, kad nėra tarpinės grandies, kurie padarytų, nežinau, varžtą nunikeliuotų arba, atsiprašau už moteriškas žinias tokias, bet vis tiek. Ar šukuosena su universitetiniu diplomu. Jūs labai teisingai pasakėt, taip. Tai natūralu, kad turėjome tokį įsibėgėjusi per dešimtmečius traukinį, kuomet tikrai atrodė, kad kuo daugiau studijuos, tuo yra geriau ir aš negalėčiau nuneigti pozityviųjų aspektų, bet žiūrint kokybinę prasme ir to, kiek reikia darbo rinkai ir kokia yra darbo rinkos struktūra, įsidarbinimo galimybių prasme, tai natūralu, kad gyvenome pastaruoju metu kreivų veidrodžių karalystė ir dėl to ir yra pradėti pokyčiai. Ir kaip iliustraciją galiu pasakyti, valstybės bent jau finansuojamų vietų ar krepšelių skaičius kolegijose ir universitetuose šiais metais jau yra apylygis. Į profesinės mokyklas irgi per pastarosius 2 metus ateinančių po vidurinio baigimo skaičius taip pat augo. Tai galėčiau sakyti, kad tą disbalansą mes po truputį išlyginam, bet presingas iš verslo pusės, iš darbo rinkos turi būti dar aiškesnis mūsų aukštosiom mokyklom, tam, kad jos tampriau dirbtų ir atlieptų tą lūkestį, kuris yra, kaip jūs sakote, realiam gyvenime. Ačiū labai. Gerbiama Nijole, klausėm mes ministro kalbos, ar ne? Jūs kaip tik sakėt apie tai, kad taip, Lietuvoje yra per daug žmonių, kurie turi universitetinį išsilavinimą ir visiškai nėra strategijos, ar ne, ar vadinamosios politikos, kaip turėtų būti suorientuoti sėdintys jauni žmonės. Kame bėdos, kitaip tariant? Pirmiausia, žmonės renkasi patys. Ir žinot, reikėtų turbūt pradėti nuo mūsų požiūrio lietuvių, kad tiesiog turbūt per tą visą laikmetį mes visą laiką galvom, kad universitetinis įsilavinimas tai yra būtinybė, tai yra šventas dalykas. Aš pasakyčiau tokį nelietuvišką žodį unoras. Aš jums netgi galiu šių metų stojančio žmogaus pavyzdį pasakyti. Žodžiu, žmogus gavo krepšelį, mergaitė atėjo pas mus ir jisai sako, nu žinot, mergaitė tai norėtų stoti į kolegiją, bet aš geriau parduosiu žemės, bet aš stosiu į universitetą. Mes tiesiog pradėjom klausti, kodėl būtent tu turi. Todėl, kad universitetas tai yra universitetas. Ir sakykime, pats tas studijų kokybė geresnė. Įvaizdis niekas to nepasakytų, kad tai yra studijų kokybė geresnė, įvaizdis kitas, kadangi universitetas tai yra universitetas, o paaiškinti, kodėl būtent tai geriau, tai yra labai suprantama, tai yra iš tiesų įvaizdžio toks susikūrimas. Na, o sakykime, jeigu kalbėti apie darbdavius, tai iš tiesų, aš manau, kad darbdaviai tikrai teiks tai, kad Lietuvai pirmiausia reikia tų studentų, kurie baigia kolegijas, kadangi vienaip ar kitaip kolegijose studijos daugiau orientuotos į praktinį mokymą. Ir kolegijų studentai, sakykime, turi 20 kreditų praktikos. Ir praktika šiaip jau yra, bent jau, sakykime, socialinių mokslų kolegijos studentų, praktika yra atliekama ir 2. ir 3. kurse realiuose įmonėse. Reiškia, studentas, jis eina į realią darbo vietą ir atlieka praktiką. Labai dažnai būna taip, kad po praktikos darbdavys, matydamas, kad tas studentas pakankamai neblogai užsirekomenduoja, jau baigus netgi praktikos metu, dar jam būnant studentu, jis yra įdarbinamas. Jūs, kurie be abejonės, aš taip tikiu, tiriat rinką, kokių specialistų reikės po 6-10 metų?
Aš manau, kad bus reikalingi Lietuvoje ir tie patys socialiniai mokslai, kas dabar yra labai populiaru, tačiau kritikuojama, kad, kaip jūs sakėte, jau iki kaklo yra vadybininkų. Tačiau vadybininkas vadybininkų yra nelygus. Ir pagaliau, jeigu ir turėsim daug to mokslinio produkto, sakykime, ir tų lazerių pagaminsim, bet dar reikės ir to paties vadybininko, kuris, sakykime, parduotų tą prekę. Nes jis turėtų kažkokiu būdu dirbti būtent, nes laboratorijos sukurtas dalykas jis dar nėra rinkoje ir būtent reikia tą vadybininką mokyti tą paties verslumo, kiek įmanom, kad tas vadybininkas nebūtų tik paprastas vadybininkas, jis dar ir būtų verslininkas, nes Lietuvai dar reikia ir gyventi. Mes čia prieš įrašą juokavom, kad galbūt mūsų mokslo žmonėms reikia prodiuserių. Gabija, kaip? Žinoma, kūrybinės industrijos yra tas sritis, kuris sukuria pakankamai didelį BVP tiek Europoje, tiek ir Lietuvoje. Ir šitas sritis turi be galo didelį vystymosi potencialą. Žinoma, ji galbūt šiek tiek labiau siejasi su meno kryptimi, bet kūrybinės industrijos iš tikrųjų apima ir daug socialinių dalykų ir socialinių mokslų sričių. Taip kad aš manau, kad šitas sritis iš tikrųjų yra ta, kurioje galėtų atsiskleisti žmonių kūrybinis potencialas ir, aišku, to pačiu intelektiniai ištekliai. Tai yra žmonės, kurie yra Lietuvos vienas pagrindinių išteklių, nes kitų mes turime tikrai pakankamai mažai, nes dabar galvoma, kad tik technologijas mes galime eksportuoti ir kad tai yra vienintelis mūsų galimas eksporto produktas, tačiau mes tikrai neturime tokių žinomų prekinių ženklų, kuriais pasižymėtumėm užsienį ir kurie būtų sukurti technologijų pagalba. Aišku, yra keletas gerų pavyzdžių įmonių, kurios iš tikrųjų išvystė biotechnologijų verslą, bet žinoma, vėlgi gaila, kad perduota buvo parduota, tai yra užsienio kompanijoms. Ir yra kitų sričių, kuriuose galima vystyti tą potencialą. Gabija, bet aš tiesiog labai norėjau paklausti, bet ko gero nežinau, ar studentai čia suprato, tai kokios populiariausios specialybės, kitaip tariant, tai kur man savo vaiką leisti, kitaip tariant, kur nukreipti? Pagal tyrimus, bet jūs sakėte ir gerbiamas ministras sakė, kad atliekami vis dėlto tyrimai, ar ne, rinkos, kokių specialistų labiausiai reikės. Galite išvardinti tik kelias. Tarkim, besimokydamas vadybininkas, gautų vadybininko kvalifikaciją, bet tuo pačiu kaip šalutinė specialybė būtų pavyzdžiui inžinerija, informacinės technologijos ir taip toliau. Aišku, pati programa turėtų didesnę kreditų skaičių, būtų didesnės apimties, tačiau specialistas įgytų 2 mokslo krypčių kompetencijas. Kam to reikia? Va, tai teisingai, aš irgi kaip tik norėjau įsikišti, aš labai atsiprašau, mes kaip tik kalbėjom, ar norės stoti į tą specialybę, tai būtų idealus dalykas, aišku, bet ilgesnis laikas mokytis ilgiau, aš labai atsiprašau. Tam reikia to, kad technologijas būtų galima parduoti, kad technologinių mokslų specialistai turėtų socialinių kompetencijų ir apskritai mes, besididžiuodami to dideliu žmonių skaičiumi turinčių aukštą išsilavinimą, pamirštame, kad tie mūsų žmonės stokoja tų verslumo gebėjimų, kūrybiškumo, iniciatyvumo, entuziazmo ir tų gebėjimų, kurie iš tikrųjų yra esminiai ateities rinkoje. Tikrai tų jungčių trūksta, tam ir milžiniški europiniai pinigai yra skirti, kad atsirastų ir praktikos, ir kad verslas matytų prasme investuoti į aukštą pridėtinę vertę dalykus, taip kad tai yra papildantis dalykai, o ne prieš pastatomi. Čia kaip tik sėdi šį vakarą ir studentas 4 kurso universiteto fizikos fakulteto. Tiesa, jūs taip? Taip. Tu ausiai buvai sudėjęs net rankeles, mačiau, kad nori kažkam paprieštarauti, ar ne? Taip, aš norėčiau nepaprašauti, o papildyti, dėl to, kad iš tiesų tokia specialybė, apie ką dabar kalba kiti pašnekovai, jos pradžia jau yra. Fizikos fakultete aš pats ją studijuoju, esu 4 kurse, ta specialybė vadinasi moderninių technologijų fizika ir vadyba. Tai yra specialybė derinanti ir fizikos mokslus, ir ekonomikos mokslus. Ir ji kiekvienais metais išleidžia 30 puikių specialistų, kurie puikiai gali derinti ir verslumą, ir turi puikias mokslinės žinias. Ar jie turi ką veikti Lietuvoje? Ką veikti, jie iš tiesų galėtų turėti. O ko trūksta? Taip. Kame bėda? Šiuo metu aš ir daugelis studentų matome bėdą, pavyzdžiui, įrankiuose, nes mums trūksta įrankių iš tiesų. Tas pats saulėtekio slėnis. Ką jūs turite omeny įrankių? Tai turėtų būti vieta, kur tokie studentai baigę kaip mes, galėtume įkurti tas savo vadinamas spin-offinės kompanijas. Tai yra mes fakultete, matydami tikrai daug puikių technologinių idėjų, jas galėtume
galime realizuoti į ekonomiką. Ir iš tiesų tų įrankių mums labai trūksta. Daugelis ir šiuo metu daugelis šitų specialistų eina dirbti kitas sritis, dėl to, kad vis dėlto jiems yra suteikiamas puikus išsilavinimas ir ekonominėje srityje, ir fizikinėje srityje, ir jie turi puikų loginį ir matematinį mąstymą. Todėl jos staigiai išgraibsto įvairios kitos kompanijos. Tačiau iš tiesų daugelis jų norėtų koncentruotis į technologijas. Ir daugelis jų labai laukia Saulėtekio slėnio ir kitų projektų, kur galėtų save realizuoti. Jūs sakėte, kad viena didžiausių bėdų, kad mokslo įstaiga neturi sąsajos arba ryšio su būsimu darbdaviu arba su verslo bendrovėmis. Tai yra tiesa? Tų sąsajų yra, bet jų yra per mažai. Nes iš tiesų fizikos fakultetas, pavyzdžiui, fizikos fakultetas... Dėl ko to reikia? Kad papasakytum mums. Kiekvienais metais išleidžia 150 specialistų įvairių sričių. Tačiau, aišku, tiems visiems 150 specialistų darbo vietų pagal jų specialybės negali atsirasti. Kol kas tokios didelės rinkos nėra. Studentai labai džiaugiasi iš tiesų, kad Lietuvoje yra tiek labai išvystyta lazerių rinka, kuri iš tiesų ir priima labai daug studentų baigusių mūsų fakultetą. Tačiau, aišku, jos vienos neužtenka. Reikia daugiau, reikia užsienio investuotojų, reikia užsienio kompanijų, kurios čia ateitų. Jūs šį vakarą kaip tik priešais tave sėdi kolega tavo, taip pat studentas, kuris studijuoja Didžiojoje Britanijoje, Kembridže. Labas, Audrūnai. Labadiena. Kodėl tu pasirinkai studijas ne tarkim, lietuviškame universitete? Kodėl? Todėl, kad aš žinau, kad Kembridžas yra labai geras universitetas. Aš nenoriu kritikuoti Lietuvos universitetų, bet kai aš žinau, kad kažkas yra tikrai aukščiau, tai aš nusprendžiau, juolab, kad turėjau galimybę ten išvažiuoti, aš nusprendžiau ten ir važiuoti. Ar lengva buvo įstoti? Šiaip tai pakankamai sudėtinga tuo metu. Kembridžo universitetas tuo metu nelabai norėdavo priimti lietuvių studentų iš viso. Kodėl? Kaip man buvo specialiai užsiminę, jiem nepatiko mūsų brandos atestatas. Jie sako, kaip tai, jūs laikote kiek egzaminų? 6 egzaminus. Sako, mūsų studentai mokosi 3 dalykus iki pat baigimo, paskutinius 2 metus. Sako, bet aš įstojau daugiausiai todėl, kad buvau dalyvavęs fizikos olimpiadose savo laiku. O tu studijuoji ten ką? Aš baigiau fizikos bakalaurą, taikomosios matematikos ir teorinės fizikos magistro, o dabar biofizikos grupėje esu doktorantūros studentas. Ir tau yra kiek metų? Man dabar 22 metai. Oho, tai labai greitai tos mokslus čia žiūriu baigi. Sutaupiau 2 metus, todėl kad visoje Europoje išskyrus Lietuvą, atrodo Airija ir Liuksemburgą ir Škotija, bakalauras yra 3 metai. Audrūnai, čia ko gero ne vienam kilo klausimas, velnioniškai brangu ten turbūt, ką? Šiaip tai nelabai, Anglijos universitetai nėra labai pigus. Kainuoja studijos 3000 svarų per metus. Tačiau jie suteikia paskolą su 0 procentų palūkanų, kurią reiktų grąžinti tik baigus studijas, uždirbant ne mažiau kaip 15 000 svarų per metus. O dėl pragyvenimo aš gavau stipendiją. 4 000 svarų per 7 mėnesius, kuriuos ten praleisdavau. Tai buvo sąlyginai labai lengva išgyventi, lyginant su kai kuriais žmonėmis Lietuvoje. Kokie yra didžiausi skirtumai tarp studijų, tarkime, Lietuvos mokslo įstaigoje, tarkim, kokiam nors universitete ir tame universitete, kuriame tu studijuoji? Galbūt net tame pačiame, nes be abejo, nes tavo bičiulių ir draugų ratas yra platus, kurie studijuoja ir įvairiuose mokslo įstaigose. Galiu pasakyti esminius skirtumus? Mano nuomonė esminis skirtumas yra tas. Lietuvoje, Jungtinėje karalystėje studijuoja žymiai mažiau studentų. Jeigu studijuoja žymiai mažiau studentų, dėstytojai gali žymiai daugiau iš jų reikalauti. Jeigu gali žymiai daugiau iš jų reikalauti, natūralu, kad mes turbūt daugiau išmokstame. Nes aš atsimenu savo studijas ir tiesą pasakius pažįstu lietuvių, kurie irgi studijuoja Kembridžo universitete. Bėda yra ta, kad mes gauname gana aukštus pažymius, lyginant su kitais studentais, vidutiniais, nes vis dėlto įstoja geriausi žmonės iš Lietuvos, bet mes labai daug dirbame. Yra labai mažai laisvalaikio. Ir aš, kai kiek pažįstu žmonių Lietuvoje, tai tik tai medikai dirba tiek, kiek mes. O daugumą kitų specialybių vis dėlto jie tiek daug nesimoko. Tu žadi sugrįžti į Lietuvą? Turbūt, gal. Jeigu bus, kaip minėjo, firmų, kurios priimtų, nes tiesą pasakius, aukštų technologijų firmos yra be galo svarbu, nes tik jos gali pasakyti, tik realiai tie žmonės, kurie ten įsidarbina, gali žinoti, kad jie daro tai, kas yra naudinga. Ir galiausiai tokia atveju ne valstybė reikia galvoti, iš kur gauti pinigų ir kur padėti šitas žmogus aukštuoja ir jam laboratorija. Bet jeigu yra firma, kuri sugeba iš to žmogaus gauti naudos ir parduoti produktą, tai yra labai gerai.
aplink Kembridžo universitetą. Klausom. Amerikoje Kalifornija yra silicio slėnis, kuris surenka žmonės turbūt iš Kalifornijos technologijos instituto ir aplinkinių vietų. Prie Kembridžo yra didelis technologijų slėnis lygiai taip pat, kuriame yra daug įmonių, kurios įkūrė profesorių iš universiteto ir kuris įdarbina gana nemažai studentų. Aš tik tai pritardamas jauno žmogaus motyvams, vidiniam nuostatom, sakyčiau taip, joks geriausias specialistas Lietuvoje ar užsienyje baigęs, jeigu jis nematys tos terpės jam čia skleistis, jis tos galbūt pavers ne. O galbūt, jeigu situacija bus pasikeitus, tas galbūt tas taps grįžimu taip. Gerbiamas ministrė, daugeliu yra galvos skausmas, kad tokie žmonės sugrįžtų į Lietuvą. Ką ministerija arba mūsų valdžia daro, kad tie žmonės nepasiliktų ten? Dar kartą galiu tik patvirtinti, Saulėtekio slėnis taps realybė su atviros prieigos laboratorijoms ar baigusiams studentam, ar norintiems iš šalies ateiti ir pradėti kurti savo pumpurinės įmonės ar panašius nedidelius projektus užsikabinimo prasme. Tai tos sąlygos tikrai atsiras ir beveik 800 milijonų litų jau dabar yra skirta ir užsikūrinėja. Tikrai užsikūrė procesai. Šalia to yra 10 milijonų litų skirta mokymo programoms atnaujinti. Studijų programos tikrai keisis, nes mano patirtis iš studijų čia ir užsienyje buvo ir nemaža dalim tai yra tikrovė ir iki šiol, kad tikrai universitetuose yra daug svarbių teorinių žinių, bet tavo analitiniai, praktiniai gebėjimai net ir universitete yra nepakankamai vystomi ir ugdomi. Tai čia iššūkis yra tikrai didelis. Pagrindinė problema, man atrodo, Lietuvos aukšto mokslo, jeigu galima, tai nėra šiaip tai iš esmės ta studijų kokybė, tikrai yra gerų universitetų, bet klausimas, ar studentai turės darbą pabaigę. Ir tada čia yra iš tikrųjų rizika, kad yra tos paskolos taip toliau ir nežinia, ar bus, jie galės tą išmokėti. Tai va šį vakarą dalyvauja galbūt, nežinau, kai kurių studentų būsimas darbdavys. Romas Danielius, bendrovė Šviesos konversija, mokslo direktorius. Labas vakaras. Jūs kaip būsimas darbdavys, klausydamas dabar mūsų pokalbį, kokias jūs matote didžiausias problemas? Vat jaunas žmogus sako, nežinom, mes investuojam savo pinigus, bet nežinom, ar to reikės. Tai aš manau, studentas šitoj vietoj ir bando įvertinti tą riziką. Ir tai galėtų iš principo būti mechanizmas, kuris sumažintų tą didelį mūsų studentų skaičių. Ir jie galėtų persvarstyti savo gyvenimo prioritetus. Link kur jūs lenkiat? Prie ko aš lenkiu? Jeigu mes kalbame apie Britaniją, Vokietiją, kitas valstybės, jos yra turtingos, jų gerovę dabartinę didelę dalim sukūrė pokario metų kartos. Jie patys tą sako. Ir jie tą sistemą visų pirma turi būti pakankamai gerai veikinti ekonomiką, tada atsiranda pinigų. Vyriausybė, aš tikiuosi, pinigų nespausdina. Tai ji negali iš kažko tą paimti, turi paimti iš mokesčių mokėtojų, tokių kaip, pavyzdžiui, mūsų firma arba kitos firmos. Ir dabar yra daug pinigų ateina iš Europos, tačiau tie pinigai yra tokie šiek tiek ir pavojingi. Pavyzdžiui, aš nesu visiškai įstikinęs, kad Saulėtekio slėnis labai gerai gyvens po to, kai tie pinigai baigsis. Nes kai kas sako toj pačioj Britanijoje, kad valdiški pinigai, lengvi pinigai verslui yra nuodas. Nes iš tikrųjų žmonės atsipalaiduoja, aptingsta, o, žinot, stirniuką paima žmonės, paaugina tvartelėje, o po to paleidžia į mišką. Jis tampa lengvas vilkų grobis. Tas pats gali būti su mūsų verslo įmonėm, kurios pripras prie lengvų pinigų. Bet čia yra galbūt šiek tiek į šoną. Ko užsima jūsų bendrovė? Mes darom lazerius. Iš tikrųjų, mes Britanijoje vadintumėme spin-offas. Reiškia, tokia kompanija, kuri atsirado prie mokslo įstaigos. Mes buvom keliese pradžioje, kadangi turėjom pakankamai žinių tam tikroje specifiniai srity ir atsirado poreikis ir atsirado galimybės tą idėją realizuoti ir atsirado svarbiausia turbūt rinka. Mes galėjom tuos dalykus parduoti į užsienį, mes turėjom pakankamai daug kontaktų su mokslininkais, kurie buvo potencialūs šitų mūsų prietaisų vartotojai ir dabar yra. Tai mes prieš 15 metų pradėjom gaminti tos prietaisus, gaminam iki šiol, bet jau prieš 10 metų pradėjom galvoti, o kas toliau, nes mokslinė rinka yra tokia įsisotinanti, ji auga labai lėtai. Dabar jau yra, mes darom lazerius, kurie yra naudojami mikroelektronikai,
Tokie patys lazeriai gali būti naudojami, pavyzdžiui, akių operacijom irgi. Ir aš galėčiau vieną pavyzdį tokį pateikti, kad viena firma Mičigane, ne firma tiksliau, netgi universitete grupė padarė, išmoko atpjauti tokį ploną akies ragenos lūpelį, lazerių, femtosekundinių, panašių, kokius mes darom, bet gerokai paprastesnių. Ir užpatentavo tą idėją, įkūrė firmą ir po kelių metų tą firmą nupirko už $800 milijonų. Dabar šitą vietą verta prisiminti, kiek yra vertinama mūsų Mažeikių nafta. Tačiau apie tą verta pamastyti, kokie gali būti mastai iš tokio tipo veiklos, kad iš tikrųjų keli žmonės tą padaro. Pas mus ateina nemažai studentų, fizikų, kartais nuo antro kurso. Jie dirba, kas šiaip yra lyg ir ne visai gerai, bet jie daro tai, ką juos moko profesoriai per paskaitas. Jie praktiškai tą daro, tą mokslą, taip sakant, realizuoja. Todėl jie jau pabaigę savo mokslus tenais būna iš tikrųjų aukštos klasės specialistai. Mes visada mūsų klientai prašo, duokit gerų studentų. Mes sakom, mums patiems jų reikia. Iš tikrųjų, Lietuvos studentai fizikai turi labai gerą reputaciją. Lietuvoje, sakyčiau, yra labai sumenkęs inžinierijos prestižas, amatininko prestižas, taip sakant, plačiaja prasme galbūt, žmogaus mokančio daryti kažkokį tai konkretų darbą. Ir iš tikrųjų nieko nėra tame gėdingo dirbti tokį konkretų darbą, į kurio rezultatą dienos pabaigoje gali pasižiūrėti. Ir kurį gali gerai parduoti ir tvarkingai gyventi po to. Susitiksime iškart po reklamos. Ir žinot, kiek jisai moka už tas studijas, kaip kolega Kembridžo universitete? Ne ministro reikėtų klausti tokių dalykų. Projektą bendrai finansuoja Lietuvos Respublika ir Europos Sąjunga, Europos socialinis fondas. Gerbėmieji, čia dalyvauja labai daug studentų ir šiandien yra ypatinga proga, jūs galite užduoti klausimus ministrui. Mano draugas studijuoja Dailės akademijoje. Nueinu į auditorijas, žiūriu, tenais prišiukšlinta, atsilupinėja visi linoleumai, sienos, tenais aš jau patilėsiu, langai išdūžę. Ir žinot, kiek jisai moka už tas studijas, kaip kolega Kembridžo universitete. Tai man įdomu, kur eina pinigai, kuriuos realiai studentai moka. Jisai, ačiū Dievui, jų nemoka, gauna tą krepšelį vadinamai. Jeigu jis jo negautų, aš jo tikriausiai bepročių vadinčiau. Tai man tikrai įdomu. Tipiškas žiniasklaidinis epizodas - parodyti kampą, kuris yra apkerpėjęs. O reikia pereiti gatvę Vilniuje iš Dailės akademijos ir tu atsidursi daugiau negu 30 milijonų pastatytas Titanikas dizaino centras, kuriame iš ties yra pasaulinio lygio sąlygos studijuoti menus. Ir aš tikrai galiu didžiuotis, kad tame tarpe jau ne tik tai ten kryps žvilgsnis ir tos patalpos didžioji dalis turbūt bus atiduota grąžinta bažnyčiai, kas priklauso. O erdvės jau dabar toj pačioj Vilniaus Dailės akademijoje atitinka pasaulinius standartus. Ne ministro reikėtų klausti tokių dalykų, kad kažkur kampas apipelėjęs ar langas išdūžęs. Pirmiausia, reikėtų klausti aukštosios mokyklos rektoriaus, visų ten atsakingų žmonių. Pirmiausia, reikėtų aiškintis studentams tarp savęs, tarpusavyje, kodėl pas mus vyksta tokie reikalai ir mes nuleidę rankas vaikštom ir spardom kojom visas šiukšlės. Nuo ten viskas turėtų prasidėti. Po to, jeigu reikalas nepasitaisytų, ko mažai tikėtina, tai galėtume paklausti ir gerbiamo ministro. Bet viskas prasideda nuo mūsų, kaip sakė kolega, nuo entuziazmo. Viskas yra mumyse. Gerbiamas Artūras Grebliauskas yra studijų kokybės vertinimo centro direktorius. Tai jūsų patarimas yra kokios pačios perspektyviausios dabar specialybės? Arba kryptis? Pačios perspektyviausios specialybės yra ten, kur vystosi mūsų visuomenė. Bet studentai, žinokit, išsižioja čia sėdė. Tiesiog būsimieji. Išsižiojus čia nereikia sėdėti, nes jeigu mes suprantam, kad mūsų visuomenė senėja, demografiniai procesai labai aiškus, tai reiškia, socialinis darbas ateityje gali būti populiarus. Jeigu mes suprantam, kad laboratoriniai lazeriai ateityje peraugs į pramoninius lazerius, tai automatiškai, kad visi fizikai ras darbą. Jeigu mes suprantam, kad prasidėjo konkurencija telekomunikacijų rinkoje ta prasme, kad Barclays bankas atidarė centrą ir paskui Barclays banką pasieks kiti bankai arba kiti centrai, tai automatiškai suprantam, kad toks netikėtas įvykis lems didžiulį tam tikros ryties specialistų
didžiulę tam tikros srities specialistų paklausą, momentiškai, iš karto. Todėl prognozuoti, kaip jau buvo minėta, yra pakankamai sunku, bet kryptį tikrai galima matyti. Kągi, Lietuvos mokslas tai yra vienas svarbiausių dalykų, ant ko, kaip sakoma, laikosi mūsų šalies gerovė. Apie tai šį vakarą mes ir kalbėjomės. Išgirdome šį vakarą įvairiausių pastabų, įvairiausių diskusijų, bet ko gero vienas iš svarbiausių dalykų, dėl ko turėtų rūpintis mūsų valdžia ir švietimo mokslo ministerija, be abejonės, kad geriausia mūsų studentai neišvyktų į užsienį ir nepasiliktų ten dirbti. Kad jie išvyktų ten ir parsivežtų geriausias žinias čia ir pritaikytų Lietuvoje. Dėkui labai, kad šį vakarą dalyvavote mūsų diskusijoje. Mes susitiksime lygiai po savaitės kitą šeštadienį. Ačiū, iki malonaus. Projektą bendrai finansuoja Lietuvos Respublika ir Europos Sąjunga, Europos socialinis fondas.